Darbas geležinkelio keliuose, kuriuose vyksta traukinių eismas, yra susijęs su daugeliu rizikos veiksnių, keliančių pavojų darbuotojų sveikatai bei gyvybei. Pirmiausia, tai geležinkelio keliais judantys riedmenys, darbui naudojamos kelio mašinos, potencialiai pavojingi įrenginiai. Neigiamą įtaką darbuotojų sveikatai daro ir darbas lauko sąlygomis. Todėl dirbant geležinkelio keliuose ir statiniuose, montuojant, prižiūrint ir remontuojant geležinkelio signalizacijos, laidinio ir radijo ryšių, mechanizuotų ir automatizuotų skirstomųjų kalnelių ir kitus signalizacijos, ryšių, elektros įrenginius ir kopėčias, būtina laikytis darbų saugos reikalavimų, tinkamų darbo ir poilsio režimų ir darbe naudoti atitinkamas saugos priemonės. Primename, jog darbo metu draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines, toksines ar kitas psichotropines medžiagas, įvežti, įnešti jas į įmonę ar jos teritoriją bei atvykti į darbą neblaiviam ir apsvaigusiam. Prieš darbo pradžią apsirenkite darbo rūbus ir apsirūpinkite asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Avėkite specialią avalynę, dėvėkite pirštines, apsivilkite liemenę, užsidėkite akinius, apsivilkite darbui pritaikytą kostiumą, dirbant aukštyje naudokite apsaugą nuo kritimo, specialius apraišus šalmą. Atliekant krovos darbus, dėvėkite šalmą. Užsidėkite antveidį pjaunant žolę ir krūmus. Dirbant su elektros įrenginiais, priklausomai nuo darbų kategorijos, naudokite dielektrinės pirštines ir elektros įrankius su galiojančia patikros data. Atvykę į darbo vietą, būtinai eikite nurodytais maršrutais, tik šalikelę arba sankasos kelkraščiu, laikantis 2 metrų atstumo nuo bėgių. Stovinčius vagonus būtinai apeikite 5 metrų atstumu. Atminkite, jog eiti tarp stovinčių vagonų galima tik jei atstumas tarp jų yra ne mažesnis nei 10 metrų. Dvikeliame ruože privalote eiti priešingą traukinių eismui kryptimi ir nepamirškite, kad traukiniai gali važiuoti ir netaisyklingąją važiavimo kryptimi. Stotyse eikite tarpukelės viduriu ar šalikelę. Atidžiai stebėkite judančius riedmenis, neužkliūkite ir nesuklupkite už vaikščiojimo keliuose esančių riboženklių, griovių ir kitokių kliūčių. Pereiti kelius stotyse reikia statmenai, prieš tai įsitikinus, kad nėra artėjančių riedmenų. Atkreipkite dėmesį į eismo ir manevravimo metu duodamus garso signalus ir jų reikšmes. Ilgas švilptelėjimas perspėja, dėmesio, traukinys išvyksta. 3 trumpi švilptelėjimai įspėja sustoti. Darbo vieta turi būti aptverta stabdomaisiais signaliniais ženklais 50 metrų atstumu. Jei dirbate dviese, jūsų darbo vietos turi būti išdėstytos taip, kad vienas jūsų galėtų stebėti artėjančius traukinius iš vienos pusės, o kitas iš priešingos pusės. Privalote eiti neatsilikdami, vienas paskui kitą arba po 2. Einant būtina stebėti traukinių eismą ir vykdyti iš paskos einančio grupės vadovo bei specialiai paskirto ir grupės priekyje esančio kelio darbuotojo nurodymus. Jie turi atitverti grupę stabdomaisiais signaliniais ženklais. Likus iki traukinio pravažiavimo 400 metrų turite pasitraukti iš kelio į artimiausią šalikelę, ne arčiau kaip 2 metrų atstumu nuo kraštinio bėgio. Signalizacijos ir ryšių įrenginių montavimą, techninę priežiūrą ir remontą atlieka specialiai parengtas elektrotechnikos personalas. Nelaimingo atsitikimo atveju pirmiausia reikia nukentėjusį patraukti nuo bėgių saugiu atstumu ir tada suteikti pirmąją medicininę pagalbą. Prireikus iškvieskite gydytoją. Išsaugokite nepakeistą įvykio vietą, jeigu tai nekelia pavojaus darbuotojų ar aplinkinių žmonių sveikatai bei gyvybei. Apie įvykį praneškite padalinio vadovui. Gaisro atveju likviduokite gaisro židinį pirminėmis gesinimo priemonėmis ir esant reikalui iškvieskite ugniagesius. Nedelsdami informuokite darbdavį apie darbo metu, pakeliui į darbą ar iš darbo gautas traumas ar sveikatos sutrikimus. Klaipėdos geležinkelių infrastruktūros filiale darbuotojai privalo žinoti saugos ir sveikatos apsaugos ženklus ir žinoti jų reikšmes. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklai teikia informaciją apie nurodymus vaizdinių ženklų, spalva, šviečiančių ženklų, garso signalu, žodiniu pranešimu, rankų ženklais apie konkretų objektą, veiklą, situaciją, saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Skritulio formos draudžiamasis ženklas su juoda piktograma, baltame fone raudonu apvadu ir raudona skersinė juosta draudžia elgtis taip, kad kiltų pavojus arba jis būtų sukeltas. Trikampio formos įspėjamasis ženklas su juoda piktograma geltame fone įspėja apie riziką arba pavojų. Įpareigojamasis ženklas, kuris yra skritulio formos su balta piktograma, mėlyname fone nustato privalomą elgesį.
Stačiakampio ar kvadrato formos pirmosios pagalbos arba gelbėjimo ženklas su balta piktograma žaliame fone nurodo evakuacinius išėjimus arba pateikia informaciją apie pirmosios pagalbos ar gelbėjimo priemonės. Stačiakampio arba kvadrato formos gaisrinių saugos priemonių nurodomasis ženklas su balta piktograma raudoname fone nurodo gaisrinės saugos priemonės. Stačiakampio arba kvadrato formos informacinis ženklas nurodo kitą saugos ir sveikatos apsaugos informaciją. Pasirūpinkite savo ir kitų saugumu.